takiukas, ne vieną kartą jau praeitas. Ir neužšalusi upė šią ežerą, kurį išteka. Dabar man bus čia per tiltuką ir visas kelias į viršų ten ant kalną. Lyguma praeita, dabar liko tik tai kalnas, smagioji dalis. Sniegas senis sako jums labas. Na ką, o man liko dar apie 3 kilometrai kažkur tai iki vietos. Visada šiek tiek pramintas takiukas. Nors sniego nemažai, bet dar nesudėtinga eiti. Net po to bus apie kilometras visiškai neįto kelio. Tai ten prasidės įdomumai. Dabar gražu miške. Na ką, trumpam išlendu į atvirą zoną. Nėra medžių. Čia bus neužilgo viršūnė. Galima pasigrožėti biškį vaizdu. Man reikia tenai. Čia keliukas bus čiūkšti. Na ką, viršūnė. Vaizdas tai tikrai neblogas. Žmonių biškį yra ant viršaus, bet aš eisiu tą toliau. Čia yra tas ežeras, kuriuo atėjau. Ten dažnai su baidarė tam ežerė plaukioju. Super vaizdelis. Ką, čia vėjukas pučia, tai reikėtų lysti mišką dabar jau kažkur tai. Nes čia apsistoti būtų beprasmiška. Bet girdžiu dar daugiau žmonių kažkur tai. Įdomiai. Atrodo, atėjau į savo viečiukę, bet iš tos pusės vėjas. Tai net nežinau, iš tikrųjų. Papa. Net nežinau, ar čia apsistoti. Čia va ežeras matos, kuriuo atėjau. Čia kitas ežeras apačioj matosi. Ir vaizdas visai nieko. Čia nebent iš tos pusės statant kažką tai
Svies liktai duoda iš čia. Užuovėje pasistačius galbūt ir nieko. Tai žiūrėsiu. Dabar biškiuką apsižiūriu. Manau, kad daugiau niekur neklaidžiuosi. Ir čia vėjuota. Gal reikėtų į patį mišką įlįsti. Ir tada vaizdo nebus. Tada dar pagalvosiu. Bet manau, kad, kaip ir sakiau, statysiu čia užuovėje, Vynovėje ir bus gerai. Radau kitą vietą prie pat, kuri gal biški daugiau apsaugota nuo vėjo ir nemažai yra tų medžių virtusių. Bus ir laužui ir galimybė pasistatyti kažkokią tai užuovėje. Tai va, beveik atėjau. Galiu iš viršaus parodyti. Čia žemiau nusileidus. Stasys smėgia. Iš tos pusės yra vėjas, tai žemiau nusileidus bus jau šiokia tokia užuovėje. Dar gal ten tą išsitiesiu. Ir bus pats tas. Ir vaizdas dar vis išliks. Kažkiek medžio aišku bus, bet vis tiek bus matyti. Ir sausų medžių. Visai nemažai. Aplinkui toli nereiks ieškoti. Ką? Einu įsikūrinėti. Visai nieko vietą. Ir sniego turim apie 40 cm beveik. Tai visai gal nieko. Tai labai mokar nereikės kažką sugalvoti. Čia tą medį nusipjausiu. Aš manau, kad čia man vietos bus tikrai pakankamai. Žiūrim, ką čia turim. Tai va, nusprendžiau, čia greičiausiai pasidėsiu pagalį, ant kurio kad galėčiau guldyti kitus pagalius. Gausis ne aukšta nuo lovos, pilnai užuovėje. Kalnas čia užstoja, čia iš tos pusės užstoja. Manau, bus puikiai. Ką, darbuojamės?
Rėmas jau padarytas, beveik ir sutemo. Dabar beliko užmesti eglišakius ant viršaus ir čia bus baigta. Čia vietos bus tai tikrai pakankamai miegoti. Šitą dar galą galvoju gal uždarysiu irgi, kad nuo vėjo pilnai apsaugoti. Ką einame eglišakį ieškoti. Labai yra čia žemai tų eglės šakų, kurias galima nusipjauti. Čia praeitą kartą apipjovau šitą medį, labai nelabai betur žemai šakų. Teks ieškoti toliau kažkur tai. Nu, šitą bus galima apatinės šakas nupjauti. Tokios į žemas tas šakas. Pabandykim. Oi. Reikia temptis. Yra jau tokia krovikai, reikia tempti. Ką, manau, jau užteks eglišakių. Dabar iš viršaus užmesiu sniegą ir bus 100% apsauga nuo visko, nuo vėjo, nuo sniego, nuo visko. O, visiškai sutemo.
labai birus sniegas. Sunkiai bus uždaryti, reikėjo labai tankiai užmesti eglišakių. Bet čia turiu suvaikščiojęs nemažai, tai gal pavyks kažkiek tai pridengti, po to jau bus ta problema. Vieną vietą, kur nenori sudaryti, dar trūksta šakų. Kaip ir bus gerai. Gal kažkiek šitoj pusėje dar norėtųsi užsidengti, bet kai atsigulsiu bus matyti. Ir iš anos pusės ten iš priekio gal dar biškį kažką tai pasidaryti. Bet šiaip tai iš viršaus žiūrint net nesuprastum, kad čia yra pastogė. Šičia irgi visai normaliai. Žiūrėkim. Čia va gal šitą pusę dar norėtų užsidaryti nuo vėjo. Žiūrėsim, gal dar pasirinksiu kažką tai. O vietos tai bus. Miegojim normaliai, čia tik sniego kiek prikrito. Kai buvo ta skylė atvira. Išsivalyti ir miegojit bus pats tas. Ten toli. Ui, slidu. Nenučiuos žemyn tik tais. Čia skardis tai neblogas. Ten toli matosi. Kytų lempas. Išmėginsim naują žaisliuką. Toks biški didokas. Šiaip tai neblogai. Tikrai gan stiprios kibirkštis. Žiūrėsim, kas čia bus. Čia mano beržas nenori degti. Nelabai šitas beržas mano nori degti. Kažkoks įdomus. Reiks eit pasieškoti kito, nes kibirkštis tai žiaurios. Dar tokių nesu matęs. Faktas, reikia eit gerą beržą pasieškoti. Super. Įdomi beržo žievienė labai nori degti. Kažkokia biški kitokia.
Lašinuko biškį pasikepsim prieš darant kepsnius greitai užkasti. Kai skanu po tokios sunkios dienos. Super. Manau, laikas išsikepti kepsnius. Jau ir naktis atėjo. Biški dar didelė ugnis. Bet aukščiau pakelsiu, jų bus gerai. Dar biški sušalę. Na jo. Dabar tik tai porą užsidės. Bus iškepus. Jeigu ir bus neiškepus, teks. Taip. Šitą irgi jau galima išimti. Jo. tą gal apversiu dar. Atrodo visai neblogai. Žiūrėsim, kas čia per skonis bus. Super. Laužas baigė sudegti. Dar reiks pasiimti tik tai. Maišas dar paliktas batams sukišti. Dar to liko malkų biškiuką. Ir lova jau paruošta. Kaip matyt galit, vietos tikrai pilnai. Ką laikas miegoti. O man atrodo beveik 1 valandą. Kur jau?
po pirmos 39. Ir minus 11 rodo. Nu, nesijaučia tiek smarkiai. Aišku, čia dabar nepasakysiu tiksliai. Bent jau čia prie kuprinės tai tik tai minus 8 rodo, minus 7. Na, bet čia netoli laužas, gal dėl to šilčiau. Ką sakau tada, labanakt, susitiksim rytoj ryte. Labą rytą. Naktis nebuvo labai šalta. Gal pats šalčiausias momentas buvo apie 10 laipsnių tik šalčio. Ką dabar laikas vėl užsikurti laužą, pasidaryti kavos ir kažką užkasti. Visą naktį sniegas nuo medžių krito. Kartais tai gan dideliais kąsniais. Visas samanas nuvalau, nes jos pritraukia drėgmę ir šiaip pradžiai tikrai turėjau nusivalyti, nes jos nedega. Jos pritraukusios drėgmę pilnai turi, o šakelės sausos. Tai nusivalai daug greičiau ugnį pagauna. Nieks nuo medžių krenta. Čia įdomus tas beržas, to beržo žievė. Irgi lygtai tokia šiek tiek drėgna. Ir nėra visiškai balsiai tas geltonasis beržas skaitosi, aš nežinau. Yes. Užkliu. Vanduo kavai dar neužvirė. Galima apžiūrėti stovyklavietę. Kuprinė nudrėbta. Puteliukas su malkom. Ir pastogė. Buvo pakankamai šilta viduj. Ir nei sniegas nieks nekrito. Ir erdvės tikrai nemažai. Galima sakyti, pasiteisino. Iš čia vat gal tik tai reikėjo sniego dar užmesti, bet šiaip vakare vėjas nurimo ir iš vis vėjo jokio nesijautė. Neblogas variantas. Aišku, sėdėti negalima, nes yra anga maža. Bet tai toks ir buvo tikslas, kad kuo mažiau vėjo patektų ir būtų kuo šilčiau. O čia akis pramerkus rytinis vaizdas. Graži vieta. Na, kur mano Danytė? Šiltai su manim kartu miegojo. Oi. Taip, dabar čia pasidėkim. Na, kresk. O, biškį
per didelį gal įsidėjau. Nu jo, bus per didelis čia. Čia biškį ugnis padidėjo, reikia pasižiūrėti. Ragaujam. Skanaus. Geriau negali būti. Kada nemažai maisto liko, porą duonos kepaliukų ir mėsos iš pavakar. Bus ir namuose ką pavalgyti. O dabar dar užsikeičiu vandens kavai ir pradedu jau pakuotis po biškiuką, nes jau laikas link namų. Kad ir kaip čia būtų smagu, vis tiek reikia eiti namo. O bus įdomi čia su išardymu, viskas sustingė. Manau, bus gerai. Gal užavietę sutvarkysiu, pabos atsigėręs, tai bus gerai. Nieks nustirps, net neįsipras, kas čia buvo. Na ką,
stovyklaitė aptvarkyta. Aišku, atrodo kaip po karo, bet tuoj užsnigs, nieko nebesimatys čia. Atsigeriu paskutinį kartą kavos ir judu link namų jau. Nu ką, čia ir atsisveikinsim ant viršūnės tikriausiai. Dabar liko tik tai kelias žemyn. Ir visi vaizdai taip jau matyti. Bent jau matas mediškai. Tai iki kitų kartų. Viso.